Labas, grįžtame į eterį su trečiaja talka. Namukas jau tampa šiek tiek griaučiais, bet toks ir tikslas, nes keisės išplanavimas. Šiai dienai turim visiškai tuščią antrą aukštą, likusios tik lubų lentos, visi spaliai jau išvalyti, pirmam aukšte iškastos grindys, nukasėm apie gerus 20 cm, vedžiosim kanalizaciją, vandentiekį ir žinoma grindinį šildymą, kad grindų aukštis grįš į seną aukštį. O dabar kviečiu pasižvalgyti, ką nuveikėm per įspūdingą talką. Pečiaus mylėtojai, neišsigąskit. Sulaukėm daug komentarų, kad turim išsaugoti pečių, bet jo būklė jau buvo kritinė, tad pagal naują išplanavimą nebetinka ir užima daug vietos. Tad buvo nuspręsta griauti, bet pečių tikrai esam numatę ir jis bus. Manau tikrai, kad bus. Tik kitoks, bet tikrai bus. Ir kūrensim, ir gaminsim, tai laukite tęsinio. Dideli dalykai dedasi. Čia matote svetainės ir nenaudojamo kambario sienos griovimą. Siena nebuvo laikančioji, tad nusprendėm ją griauti. Siena kelsis arčiau, prieš jūs matomos būsimos 3 erdvės – miegamasis, koridorius ir darbo/vaiko kambarys. Kadangi esam beveik vieną koją naujakuriai, laikas turėti savo vėjapjovę. Visą laiką skolindavomės iš uošvių, bet gal užteks važinėtis ir tampytis tą vėjapjovę. Ilgai žvalgėmės tarp vėjapjovių savybių ir išanalizavę iš plataus mokyvežio asortimento nusprendėm pasirinkti Goodnorth vėjapjovę. Man buvo aktualu, kad būtų benzininė, savaeigė, turėtų daug pjovimo padėčių bei būtų platus pjovimo diapazonas. Kadangi aš esu atsakinga už žolės pjovimą šeimoje, norėjosi patogios, tad tokią ir radom. Atskirai reikėjo dar įsigyti alyvos, kurią pylėm prieš pirmą naudojimą, ir kuro. Kadangi tai pirmas pjovimas šiais metais, šiek tiek uždelsėm, žolė jau buvo paaugėjusi gan gerai, tad pjoviau su šoniniu išmetimu, o žolė bus geras mulčias. Ateityje planuoju pjauti jau su krepšiu. Tad jei ir tau reikia įvairios sodo technikos, tai pasižvalgyk po mokyvežio asortimentą. Manau, tikrai rasi savo tinkantį variantą. Nu, reikia priprasti prie šito, kad Jo, nes po to darai nesąmonę. Tu vietoj to, kad laikytum visą šitą ranką,
o tik tą kilnotumai, tu laikai šitą ir tą kilnoji. Taip. Kol vyrukai darbavosi viduje, aš lauke su žolės pjovimu. Mūsų sklypas 33 arų, pjoviau tik iki ūkinio pastato, maždaug pusė sklypo. Planuose yra sklypą pasidalinti zonomis, už ūkinio bus daržas, šiltnamis, vištinė, gal kada nors jų prūdas atsiras. Norim susimažinti žolės pjovimą, tad norisi pasidaryti ir olandišką bangą, dar kitaip gėlių pievą, kad būtų ir vabaliukams ir bitėms darbo. Palei kelią bus mašinų aikštelė, vaismedžiai, o pagrindinis veiksmas bus kieme. Turim čia tokią erdvę. Čia taip žolytė jau konkrečiai paaugusi. Pažiūrėkit, kokia graži alyva. Labai gražiai žydi. Čia irgi turim dar tokią erdvę. Pažiūrėkit, ta prasme, bijūnas net pro žvyro kupatą prasiskverbia. Ant tiek nori įsijaukti. Dar čia turim žodžiu nusipjauti. O čia griaunam sieną, kuri irgi nereikalinga, nes čia atsiras vonios kambarys, o aš stoviu lauke, duris maždaug čia ir liks. Įėjimas bus iš kiemo į katilinę, o iš katilinės bus galima patekti ir į virtuvę. Tu išsiperki kavą. Realiai, kad aš... Jei kam reikia pečiaus grūzo, prašom kreiptis, turim su kaupu.
Nepasiėmė akinių, bet žolės priegė, tai va, bandom. Būsiu kaip nuotaka tokia pabėgus beveik. Aš rankom darau. Nieko visos. Oi, suplyšė. O, Čičin. čin. Tai pasižvalgykim, kas nuveikta, o tikrai daug. Dabar eilėje įsirengti kanalizaciją, apsišilinti grindis, įsivedžioti grindinį šildymą ir vandentikį ir galiausiai išsibetonuoti. Turim namo projektą, taip pat kiemo projektą su lauko komunikacijom. Nusimato daug darbo, bet viskas prieš akis ir veikiama. Tai ačiū, kad žiūrim. Lauk tęsinio.